Pagrindinė Vantos lapas misija yra grąžinti žmonės į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis. Per 10 TV laidos gyvavimo metų esame apvažiavę kelis šimtus pirčių ir patikėkite, ne visos jos buvo tinkamos pirtintis. Retai rasdavome pirtį, kuri galėjo pradžiuginti geru garu, tinkama ventiliacija ir patogiais gultais. Aišku, rastas geras pirtis būtinai apdovanodavome Vantos lapas kokybės ženklų. Šiandien jau galima pasidžiaugti, kad gerų pirčių sparčiai daugėja, o prastos pirtis su laiku išnyks arba bus priverstos renovuotis ir atitikti šiuolaikinio pirties gurmano poreikis bei tapti pritaikytomis darbui profesionaliems pirtininkams. Tam, kad renovuoti seną 90 metais statytą pasišildymui ant laiptukų 110 laipsnių patalpą, pirtim negaliu jos vadinti, reikia nemažai žinių. Iš kur jų gauti? Nors internetas mirgėte marga įvairiais straipsniais apie pirties įrengimą, dar ir kiekvienas statybininkas laiko save kietu pirtininku, klaidų įrenginėjant pirtis be proto daug. Turim jums aukso vertės patarimą. Prieš savo pirties įrengimą pasikonsultuokite su profesionaliais pirtininkais, kurie šiandien dirba teisingose pirtyse. Patys nuvažiuokite į kelias geras pirtis, paragaukite jų garo. Pajauskite, ar toje pirtyje jums pakanka deguonies, ar krosnis jūsų nesvilina ir taip toliau. Pasekite mūsų partnerių pavyzdžių, kurie nusipirkę sklypą su keliomis tragiškomis pirtimis nepasikuklino ir pakvietė mus jas apžiūrėti. Ir ne tik išgirdo, bet ir pagal mūsų rekomendacijas atliko visus renovacijos darbus. Rezultatas – šiandien mes turime Vantos lapas pirčių rezidenciją prie Margio ežero Trakuose. Sveiki pirties mylėtojai, su gerom žiniom kaip visada. Vantos lapas turi rezidenciją ir rezidencija yra ne bet kokia, o tai yra visa pirčių karalystė. 3 pirtys dabar yra – oras, žemė ir ugnis. 3 fantastiškos pirtys su labai gerom krosnėmis, su labai patogiais plautais ir su labai gera aplinka, su puikiausiu ežeru. Netoli Vilniaus, tik tai už Trako keli kilometrai. Ir čia svarbiausia vyksta pirties vakarai. Čia galima likti nakčiai su nakvynė, galima individualiai pasimti visą pirtį su nakvynė, pabūti, išsikepti, pavasaroti, pasėdėti su draugais, pasidžiaugti gero oro ir puikiausiu garu. O kas nori paragauti tikrai gero garo arba tiesiog pasižiūrėti, kaip pasidaryti gerą pirtį, yra puikiausiai pavyzdžiai. Atvažiuokite į Vantos lapo rezidenciją. 3 pirtys. Galbūt ir bus daugiau čia, tai išbandykite skirtingo dydžio, skirtingą kompaniją galite pasirinkti savo patogią, gerą pirtelę ir svarbiausia, kad galite pasiimti ir pirtininką. Pirtininkas parodys, kaip reikia pirtintis, kokias vantas naudoti ir visas kitas žinias jums tikrai atskleis čia, nes yra Vantos lapo rezidencija, vieta, kur pirtys yra fantastiškos. Mes dažnai sulaukdavome klausimo, kur galima pasipirtinti taip, kaip jūs rodote Vantos lapas laidoje. Dabar jau turime atsakymą. Vantos lapas pirčių rezidencijoje prie Margio ežero Trakuose. Jūsų laukia jauki pirtis oras, talpinanti iki 6 žmonių, naujai atvėrusi garinės duris pirtis žemė, talpinanti iki 15 žmonių ir jau užkuriame pirties ugnis periodinio kūrenimo krosnį su 1 tona bazalto akmenų. Pirtyje ugnis šilumą mėgaujasi iki 30 pirties mylėtojų. Netrukus vyks pirtininkystės mokymai. Čia pat įsikūrė ir pirties teatras, unikalus reiškinys, kuris apjungia sveikos pirties malonumus su menu ir į spektaklį įtraukia ir žiūrovus, kurie tuo metu pirtinasi. Tad kiekvienas pirties mylėtojas Vantos lapas pirčių rezidencijoje atras savo mėgstamą garą. Labai smagu, kad atsirado tokia vieta, kur vienoje vietoje yra skirtingo dydžio pirčių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galime įvairias kompanijas pasikviesti. Tiek mažiau žmonių, tiek daugiau, tiek labai daug žmonių. Pavyzdžiui, net 30 žmonių. Ir dar labai svarbu, kad mums kaip pirtininkams įrengtos pirtis taip, kad būtų mums patogu dirbti. Viskas pritaikyta ir padaryta protingai. Atsižvelgta ne tik į lankytojų, bet ir pirtininkų poreikius. Smagu būti čia, ateikit, važiuokit, rinkitės Vantos lapą. Jei neturite šiam sveikam pomėgiui pritarančių draugų, ne bėda.
Atvykite į mūsų organizuojamus pirties vakarus su profesionaliu pirtininku ir galbūt atrasite ne tik malonę patirtį, bet ir naujus sveiką ir aktyvų gyvenimą mylinčius bičiulius. Kuo unikalūs mūsų pirčių ritualai? Pirties programas veda tik profesionalūs pirtininkai. Pirtinamės mažose žmonių grupėse. Galite atvykti vienas, bendraminčių tikrai rasite pas mus. Pirties malonumai trunka 3-4 valandas. Visomis pirtinimosi priemonėmis rūpinamės mes. Pirties programos ne tik poilsinės, bet ir edukacinės. Visus pirties vakarus planuojame iš anksto, tad lengva planuoti savo laiką. Individualioms procedūroms galima pasirinkti rytinį arba vakarinį laiką. Poilsio pirtise įrengtos puikios erdvės su vaizdu į Margio ežerą. Apie visus savo pirties renginius mes skelbiame Vantos lapas Facebook socialinėme tinkle. Todėl tapkite mūsų sekėjų ir apie viską sužinosite pirmi. Prie pat Trakų ant vaizdingo Margio ežero pakrantės pastatyta Vantos lapas pirčių rezidencija – tai ne tik teisingai įrengtos pirtis, bet ir jaukus nameliai skirti poilsiui gamtoje dviese su šeima, draugais, bendradarbiais ar mergvakario bernvakario kolektyvu. Juk vasara artėja. O, kažkas pirtinasi, ten gulbės. Jo, iš tikrųjų labai smagu, kad čia yra gamta, kad čia yra ežeras, kad čia yra medžiai, kad iš tikrųjų mes tiek prisibūnam prie kompiuterių ir prie visokių kitokių civilizacijos dalykų, kad vien jau pabėgti į tą gamtą yra fantastiška. O paskui pirtis, kiekvienas turbūt savo supratimą turi, kas yra gera pirtis. Tokia, kitam tokia. Ir čia vėlgi kiekvienas pagal tą savo supratimą gali rinktis ar taip, ar kitaip. Bet tas ežeras, ta gamta, tai yra tai, kas mus vienyje. Ir tu gali išeiti ir tu turi žolytę čia, tu turi vandenį, tu turi medžius, tu turi dangų virš galvos. Tai yra vien jau tai iš karto yra šventė. O paskui, aišku, pirtis kaip pirtis. Ten su visais musulmonais, su visais mūsų burtais, su visom vantom ir visais kitais dalykais. Bet vis tiek ežeras svarbiausia. Ir aišku, laikas savo. Jeigu jau sykį išsiruoši čia, tai nėra greitas maistas, tai nėra kažkokia tai mėsainiai, tai yra lėtas maistas, tai yra lėtas malonumas, tai yra lėtas buvimas, tai yra tiesiog tai, kas šiais laikais yra prabangu iš tikrųjų. Nėra prabangu gauti kažką greitai, bet yra prabangu duoti savo laiko, to, ko mes visi neturim. Čia yra ta vieta. Čia yra ta vieta, kur mes galim savo tą leisti. Tai ir leiskim.